Sveiki visi. Štai grįžtam dar su viena kelionė. Keliavome visa šeima šį kartą 3. O kelionę šalį pasirinkome Egiptą. Egiptą savarankiškai. Keliavome apie 2 savaitės kažkur po visą Egiptą. Bet dėja vaizdo medžiagos turime tik kažkur nuo pusės savo atostogų. Tai yra nuo kruizo. Nes kita pusė kažkur dingo. Net nežinau kur. Ieškojau. Atrodo viską filmavau, bet nėra nei atminties kortelėse, nei GoPro. Tiesiog prapuolė. Medžiaga labai gaila. Tai dabar tiesiog trumpai papasakosiu, kaip mums sekėsi iš pradžių ten. Tai turėjom skrydį iš Vilniaus. Iš Vilniaus į Romos oro uostą, iš Romos į Kairo Gizos oro uostą. Tai ten tas ne pats didysis Kairo oro uostas, o tas šiek tiek mažesnis toks. Mažas palyginus Gizos oro uostas. Po ilgo skrydžio, ilgų persėdimo, tai pirmą dieną pasiėmėm tokią kaip laisvą dieną. Nusipirkom SIM kortelę, nuėjome parduotuvę maisto, paskui išsigrynom pinigų. Ir vakare užsukom šitiek pavalgyti. Po to kitą dieną mūsų pagrindinis tikslas buvo Gizos piramidės. Ten taip pat viskas savarankiškai ėmėm, sumokėjom tiesiog už bilietą, nuvažiavom su Uberiu. Beje, Uberis yra pats geriausias turbūt transportas Egipte, kur įmanoma, nes ne visuose miestuose įmanoma Uberį sikviesti. Bet kur įmanoma, tai tikrai už kelis dolerius ten veža per visą miestą visą valandą. Tai labai pigu ir labai gerai. Tai apžiūrėjom piramidės, patiko, labai didelės, labai galingos, su labai sena istorija, taip sakant. Gido neėmėm, su Matėjo, tai ką ten tas gidas? Matėjo ten laksto, bėgioja, duodasi, tik spėk įgaudyti. Kitą dieną turėjom visą dieną laisvą ir vakare buvo jau traukinys iki Asvano miesto. Taigi tą dieną mūsų buvo tikslas tiesiog prastumti kažkur tai dieną mieste ir sulaukti traukinio. Stengiamės kuo ilgiau praleisti viešbutį, aišku, kažkur iki 11. Paskui važiavome vaistinę, nes iškart pasidarė skrandžio problemų egiptietiškų. Po to važiavome į parką. Ten gan tvarkinga palyginus, gan gražu. Yra keli restoranai. Viename iš jų pavalgėme, pietus vakarienę, taip sakant. Saulė šviečia, labai gražu, pasisėdėjom. Ir važiavome į traukinių stotį. Laukti savo traukinio. Aišku, aš čia labai detaliai nepasakoju, nes užtruks laiko, tiesiog kelias nuotraukas įdedam ir keliais žodžiais apibūdinam, kas įvyko. Mūsų traukinys buvo naktinis, pasiėmėm tokias 2 kajutės sujungtas viena su kita, toks variantas įmanomas. Ir ką, nuo vakaro iki ryto turėjom praleisti traukinį ir pravažiuoti, galim sakyti, visą Egiptą. Va mūsų kajutė. Matėjus įtaisęs jau apačioj. Oi, kaip nieko nesimato. Čia mes ale valgom, bet negaliu nieko parodyti, nes nesimato. Čia nėra apšvietimo gero. Tada čia Gediminas. Pasislink į šoną. Čia va mūsų dušinė. Nusiprausti. Tualetė, sako Gediminas. Tada čia Matėjo miegos apačioj, va. Čia aš. Čia pasidėt daiktam. Čia langas. Vėl atsidarai, vėl nusipraust. Tai taip va. Į tą kainą, kurią sumokėjome už traukinio bilietus, buvo įskaičiuotas maistas, šiek tiek gėrimo. Tai pavalgėm vakarienę. Šiek tiek pamiegojom, nes sunkiai sekėsi miegoti, nes traukinys gan senas ir visas pusės duodasi jis ten. Matėjo, tik vienas pats jaučiu geriausiai įsimiegojo, mes tai nelabai.
Ir ką, ryte atvykom į Asvaną, mūsų kitą miestą. Asvane apsistojame tokioje saloje. Toje saloje yra Nubijos gyventojai gyvena, nes visas Asvanas yra daug Nubijos gyventojų. Ten anam krašte yra Nubijos kažkokia tai karalystė buvusi. Tai ten skiriasi šiek tiek Egiptas. Egiptas, kuris yra kaire, Egiptas, kuris yra, tarkim, Hurgadoje, Šarlem Šeike ir Asvane, tikrai skiriasi šiek tiek. Nubijos gyventojai tokie yra tamsesni, juodaodžiai galim sakyti. Nuo Sudano kilę ten. Tai vat apsistojame mūsų tokiuose apartamentuose su vaizdu į Nilą ir dykumą. Ten praleidome 2 naktis, ko gero. Kitą dieną pasiėmėme tokį mažą turą. Šitą apartamentų savininkai pasiūlė. Ten vietoje reikia plaukioti su valtimi, nes ten kito transporto irgi nėra. Nes tu realiai gyveni saloje vidury Nilo ir jeigu nori kažkur patekti, turi plaukti. Tai vat mes pasiėmėm valtelį ir plaukėme. Plaukėme pirmiausia į parką tokį egzotinį, kur daug įvairiausių augalų. Ten praleidome šiek tiek laiko, valandėlę. Ir po to kėlėmės kitą Nilo pusę. Apžiūrėjome tokį vienuolyną. Gan įdomus ir iš tikrųjų turistų nėra ten, bet yra ką pažiūrėti. Kitą dieną laukia mūsų kruizas jau. Nuo ryto važiavome į Depą, į portą, kur ten pasitiko mūsų gidas. Na, o nuo šios vietos, ko gero, jau video atsirado, kamera veikia, išsisaugojo video ir galėsim jums viską parodyti. Tai gero žiūrėjimo ir tęsime savo kelionę po Egiptą. Mūsų laivo 3 aukštas. Čia šalia kitas laivas. Paprastai viskas. Labai daug gultų, bet žmonių tai nėra kol kas. Ir čia, šitam Asvan mieste, tai pilna tų laivų. Kruizinių. Visi panašaus dydžio tokie. 3 aukšto. Capacity of the reservoir area is 160 million cubic of water to produce electricity. So till 1981, it's produced. Čia prasideda Nilas Egipte. O kitoj pusėje labai didelis ežeras. Tokia dydžio kaip Lietuva. O čia užtvanka, kur mes esam. Plauksim kažkokią tai salą. Kažkokį temple pamatyti. Plaukiam ten.
Apžiūrėjom šiek tiek. Ir keliausim turbūt savo laivą. Matėjo pavargęs, daro nesąmonės. Mama kandžioja, lūpą įkando. Bėgioja visur. Mūsų kruizas. Jau vakaras ir mes jau vakarieniaujam. Pasiėmėm viską skaičiuotą, kruizą, tik tai gėrimai neįskaičiuoti. Mažas toks buteliukas 1 euras kainuoja. Kava. Kava 2 eurai. Bet maistas gal nieko, ką? Man tai nieko. Nedaug pasirinkimo, bet užtenka pavalgyti. Labas, dar vienas rytas. Pagaliau išjudėjom iš lovos, iš savo kambario. Norėjom eiti į lauką, bet žiūrim, laivas plaukia. Sakė, kažkur pakeis vietą stovėjimo. O išplauksim 2 valandą šiandien. Tai dabar laukiam, kol jis čia pakeis vietą, sustos kažkur. Eisim parduotuvę nusipirkti. Reikia vandens nusipirkti. Nes čia maistas skaičiuotas, o gėrimai neįskaičiuoti, net vanduo neįskaičiuotas, tai reikia savo pirkti. Parduotuvai daug pigiau nei čia. Kol kas dar Asvane esam. Po pietų plauksim kažkokias tai šventyklas pažiūrėti. Ir nežinau, Liuksorė, ar šiandien, ar rytoj Liuksorė būsim, gal rytoj tik. Nuplauksim į Liuksorę. Pasirinkom 3 naktų kruizą. Ir taip keliaujam savo po Egiptą. Grįžom iš parduotuvės. Ir iki pietų pasideginsim. Šiandien 30 karščio. Tai karšta, bet vanduo šaltas baseine. ايه اللي برصه سامي بتتكلم على ده؟ طب ماشي الحمل وبيضه سبونج على سبونج هتجيبه ده؟ سبونج بتجيب بس نجرب في السبونج ماشي Just get one. Pietai.
Pabėgėm, pajudėjom. Kažkaip čia nežinau, nusipirkti kambarį. Ketvirtą valandą buvo kavos arbatos. Laikas nemokamas. Aplink Nilą matosi, vat palmės auga. Ten matosi karvės, parodysiu po to. Gyvulininkystė visa ir augina jie viską. Nes daugiau vat už tų vat dykumos visur. Ir vienoj pusėj panašiai, vat ten matosi palmės ir toliau dykumos. O čia mūsų kavos pertraukėlė. Kupranugariai matosi toliau. Ir karvės vienoj vietoj. Keistas reiškinys, kupranugariai ir karvės. Kartu ganosi. Saulė nusileido, iš karto šalta. Matėjo atskėlė. Atplaukėm prie šventyklos. Užpuolė vaikai. Official capitals in ancient time, Babylos, Orotis, or Ban's capital. But during the Greek time, they add some of their capital. They add some composite capitals like Orotis and Babylos together. And some of the floral theme here, that it's like a photo, not someone drawing here. A scene showing it has the two grounds, this one and this one together, is above the ground. Because the nails, the fingers, everything in the body, they show it clearly. That also you can distinguish between the first, the ancient Egyptian starting from the first day of the flourish. And okay, this is the sign. We can. This is the medicine. Whenever you go to any doctor to write a medicine for you, here. Maistėjo. Čia krokodilai. Čia kaip turiai nemačiau tokios supakuotų. Nedidelis toks muziejus čia.